sveiks kūns, kuris vis šokinėdams nutveria darbus. Ir didžiausi bei brangiausi dovana Dievo – tas žmogus, kuris daug trusinėjęs bei prisivargęs savo prastus valgius visų pasimėgimų valgo. O prisivalgęs ir viernai dėkavojęs Dievui, linksmas, sveiks ir drūts miegot į patalą kopia. Tas apgauna tą, kuris vis kasdien išsirėdęs. Tik girdėkit, kaip Bendiksas žąsiną pjauja. Ir kaip paikžintis pasiritęs avinas smaugia. Vauškus savo namams vienragį bulius tekena. O Mykols darže taip smarkiai svilina kuilį, kad per mylę dūmai nei debesiai pasikėlė. Svilina kuilį. Šiuolaikinis žmogau, ir tu taip daryk, ir dešrų visokių bus prisivalgyt, nes lašinių bei kumpių jau rūkyt pakabytų. Žiemai pas būrus daugybė didelė kaba, o dar vis daugiaus mėsos į kaminą kemša. Taigi dabar čiesnis lietuviškus pasidirbę ir vargus visus užsimiršę vėl atsigausim. Ašmenų aušra žėrėdavo menu. Man iš patikio kone visą nupiešė kiaušę. O paskui Razbainikstas beržinį nutvėręs, su kitais draugais pasiritę, nugarą skalbė. Krisai, nenusimink ir kirpki darbus. Šok! Kirsk! Grieb! Krauk! Rodės man, kad visas vietas kovot susibėgęs, kardus ir šoblės į margas nunešė pievas. Štai to jaus visur iššiepus giltinės maugė ir visoms lankeliams raudą didę padarė. Būrams tuo visiems visur ištuštino pievas, tik plaučių nuo vieno dar nekrutino sklypą. Ak, jūs jaunikaičiai ir mergužėlės, klausykitės brolio žodžių mano, juk matot, kaip Plaučiūnas tinginiaus kelią pasirinkęs, savo darbų apleido takus ir pievą žalias. Todėl ir žolynai jam sulinko ir daržai pavargo. O piktžolės, kaip razbainikai, viską užgrobė. Todėl neužmirškit, mėly žmoneliai, jog kiekvienam darbas priklauso kaip šešėlis kūnai. Prižiūrėkit savo pievas, lysves ir darželius, nes kas tinginiaus giesmę užgiedos, tas galiausiai ras tik tuščias dirvas ir liks taip, kaip Plaučiūnas, be gėdos, be naudos, tik vėjams ir giltiniai savo laukas palikęs. Verkia Dievas medinis kieme. Tu nekinks žmogau šiuolaikinis. Klausyk manęs dabar įdėmiai ir šios žodžius visą gyvenimą atmink. Dirbk, kad turėtum rezultatų. Dirvai duok, kas reik, kad jos palūkanų nori. Juk neprivalo į tav duot, negavusi nieko. Ne tik valgymui rūpinkis. Tu tik vis mėsos kasdien prisiėsti išsižioji, o burokų bei lapienės nieki negarbė. Dirbk ir nerėk, kitaip pats liksi blogoj būklei. Todėl tu kasmet supliurpęs visą zopostą, blogs ir pusgyvis velkėsi baudžiavą mielą. Siek viską, kas reikalinga ūkiui. Eik žioply, eik sėt kiekvieną siejamą daiktą. Siek miežius, pupas, griukus su didelė sauja ir avižų enušmiršk. Rūpinkis gyvuliais. Neskisėliaus tu, o kuinai pašaro laukia.
Žirniai būtini kasdienai. Žirnių savo pasisiek zopostui didelį plotą. Ai, kaip daug jie mums per metą skalsina duonos. Nesidrovėk sėti kanapių, jos naudingos. Ir kanapėms duok bent kokį sklypgalį lauko. Gėdykis šikštot, ir tokio reikalo reikia. Pats pasigamink virvę ir taupyk pinigus. Ar negerai, kad pats sav griežtą nuvėjai virvę, o pinigėlį dėl mane kytrį pakavoji? Siek linų, kad moteris turėtų iš ko verpti. Siek linų, kiek ryta norės. Miniau nesivaidyk, juk žinai, kaip vis daugiau nor moterų būdas. Kas